Kartais čia šeimininkauja Regina Veres, žemaitė nuo Tauragės. Ką šiandien gaminsime? Šiandieną padarysiu aš jums lietuviškus žemaitiškus blynus, bet ką dėsiu į žemaičių blynus, tikrai tą nededa Lietuvoje. Ir bulvė kita turi visai kitą sudėti, ir milta, ir kiaušinis, ir pienas, viskas, ir grietinė, viskas yra skirtingai. Kol aš išmokau pirmą kartą žemaičių blyną iškepti, tai valgiau tik košę iškeptuves. Australietiškos bulvės išvirtos ir sutrintos. Jums reikės 3 kg bulvių. Dabar dėsim kiaušinukų. Aš tai kaimiškai neplaku jų. Dedame 5 kiaušinius ir viską gerai išminkome. Dar reikės pusės kilogramo varškės. Aš iš vis žemaitė, tai aš bulvės žmogus. Man bulvė lupta, bulvė skusta, bulvė virta ir bulvė kepta. Gali kasdien būti, aš jas valgysiu. O duonos gali nebūti. Bet bulvė man turi būti. Ir dabar australiškai dedame ne miltus, o krakmolą. Aš dedu ne pagal normą, jau dirbu 25 metai su lietuviškais patiekalais, tai paskaičiuočiau, tai nežinau, kiek aš blynų pridarius ir kiek aš cepelinų prilipdžius. Vienam kartui lipdydavau cepelinų kokį 300-500, tai paskaičiuokit per 25 metus. Tešlą reikia labai gerai išminkyti. O ar Australijoje moteris gamina maistą namuose? Oi, ne. Nei lietuvės, nei tos, kur atplaukia su laivu, kaip vadina tie žmonės. Jos gaminusi pačios. Jos gaminusi. Čiagi dabar likę jų anūkai. Ne vaikai, bet anūkai. Tai žinokit, kai pagalvoji, tai tos nemoka nieko. Bet o jų tėvai tikrai mokėjo. O jaunimas, kurie atvažiuoja iš Lietuvos, irgi moka. Čia yra mūsų, kaip vadina, kefyras. Matot koks, ar mūsųgi toks kefyras? Ne toks kefyras. Pas mus kefyras yra fainas, tirštas ir gali net su šaukštu paimti. Nu, aš jau manau, kad man čia bus užteks ją minkyti, jau jinai man patinka. Tokia elastinė darosi. Oi, druskus neįdėjau, daug šneku, tai užmiršau. Įdarui malta virtos kiaulienos ir veršienos mėsa, pagardinta keptais svogūnais ir petražolėmis, kurias pati Regina ir augina. Nu va, įdedam mėsytės ir užlipdom. Regina daugelį metų Australijoje gamina lietuviškus patiekalus. Blynai paruošti, o mes trumpam užsuksime į vietinį radiją. Beveik prieš 50 metų Adelaidėje atsirado galimybė turėti lietuvišką radijo programą. Lietuviai prisijungė prie olandų, vokiečių ir latvių, kurie savo kalbomis prabilo pirmieji. Šiandien lietuviai gimtąją kalbą šneka valandą per savaitę. Radijo rengėjas ir pranešėjas buvo jau minėtas Viktoras Baltutis. Čia yra radijo kambarys, kur kas savaitę ketvirtadieniais vedam radijo. Mikrofoną pasikabinam ten. Rašom ketvirtadieniais, o transliuoja šeštadienį 9 valandą. Nu, mes pradedam taip visada. Labas rytas, mėly radijo klausytojai. Šiandien prie mikrofonų Regina Veres praves lietuviškos valandėlės laidą. Prie mikrofonų lietuviškos valandėlės laidos vedėja Regina Veres. Kol vyksta radijo valandėlė, grįžtame išsikepti australiškai žemaitiškų blynų. Kol jie kepa, galima ruošti padažą. Šį kartą su šoninė, nes Australijoje lašinukų nėra. Kai parvažiuoju, pasiilgstu. Silkės, žuvies rūkytos. Aš Klaipėdoj dukra gyvena, tai kai parvažiuoju, tai aš ten Šilutės turgui apsivalgau tos skumbrės rūkytos, o paskui apsirgu. Kaip tu bebūtų, bet savo
maisto vis tiek pasiilgsti. Ir duona ta, visai kita duona. Ir tų uogų, ir tas obuolys visai kitoks. Ir viskas visai kita. Ir pažiūrėkit, mes užsiraugdavom agurkus, išlaikydavom rūsiuose, bačkose, kopūstus, o čia agurką pasidedi į šaldytuvą, savaitė nepraėjo, kelios dienos pirštai sulenda į tą agurką. Taigi blynai ant stalo. Visiems skanaus ir geros vasaros. Tai buvo paskutinė Stop juostos laida iš Australijos. Susitiksime kitame sezone. Laidos bus kartojamos visą vasarą. Metas kelionėms kartu su Stop juosta.